Sveiki visi. Taigi, dabar aš porą žodžių pasakysiu apie tai, kaip reikia elgtis su esama sistema. Tarybiniai disidentai mėgdavo tokį išsireiškimą, kad žmonės, tie menki visi valdininkai, kurie tarnauja sistemą, jie yra tos sistemos varžteliai. Taigi yra viena tokia didelė sistema ir joje yra daugybė varžtelių. Ir kiekvienas žmogus yra jis toks menkas, visai neturintis individualumo, neturintis vardo, neturintis veido, tiesiog varžtelis toje sistemoje. Ir toks požiūris, jis priveda iš tikrųjų mus prie minties, kad tas eilinis žmogus dirbantis sistemą, jis nėra kaltas. Kalta yra sistema. Jis dirba tos sistemos rėmose ir jis tarsi nieko ir negalėtų pakeisti. Jis tarsi ir neturi tokios asmenės atsakomybės. Atsakomybė visą tenka sistemai, o sistema yra be veido, be vardo, sistema neįmanoma nubausti kažkaip. Todėl mes turime kažkaip pakeisti šį požiūrį. Mes turime prisiminti, kad kiekvienas sistemos varžtelis, kiekvienas menkas valdininkas, ne tik ten Kubilius arba Grybauskaitė, bet kiekvienas tiesiog, kuris dalyvauja jų nusikaltimuose. Jis turi vardą, jis turi pavardę. Ir tai ne sistema yra kalta kažkokia tai abstrakti, o kiekvienas konkretus jos varžtelis yra kaltas dėl viso, kas vyksta. Ir kiekvienas tas varžtelis turi būti patrauktas, taip sakant, asmeninė atsakomybė. Tai yra teisinga, kadangi sistema su mumis, su manim, su jumis elgiasi lygiai taip pat. Tai kadangi mes, irgi galėtume pasakyti, kodėl jūs čia mane suėmėt ir duot man 5 metus kalėjimo. Taigi, aš nesu kaltas, ne. Tai sistema yra kalta yra finansinė krizė, kalta yra aplinka, kurioje aš išaugau. Tai aš čia nieko dėtas, aš tiesiog esu vienas iš tos sistemos varžtelių, mano veiksmai yra determinuoti sistemos, taigi aš neturiu būti traukiamas kažkokioj tai asmeninė atsakomybė už savo veiksmus. O sistema tai mano kitaip, jinai sako, ne, būtent tu konkrečiai už savo veiksmus atsakai. Ir jeigu ten tu kažką tai padarai, nuvarėjai mašiną, pavogei iš parduotuvės Coca-Cola, tai mes būtent tą suimsim ir tu būtent pats už savo veiksmus atsakysi ir eisi į kalėjimą. Taigi, su tais visais menkais sistemos varžteliais mes turime elgtis lygiai taip pat, kaip jie elgiasi su mumis. Ir tik tada prasidės revoliucija. Taigi tai ir darykit. Sėkmės.